Kolegijos dėstytojas reklamuojamas ant gatvės stulpų. Vilniaus kolegijos, kurioje ir dirba dėstytojas vadovai, sako esantys sukrėsti ir abejoja, ar kolega galės toliau dirbti akademinį darbą. Tai tokie skelbimai, kuriuose siūloma įsigyti referatų, kursinių ir diplominių darbų, jau ne pirmą dieną puošia stulpus Vilniuje. Darbus esą parduoda Vilniaus kolegijos dėstytojas. Suabejoja, ar šis skelbimas nėra tik nevykęs studentų pokštas, paskambinome nurodytų telefonu. Ar yra galimybė, kad jūs parašytume tą darbą, ar nėra? Aš neįsivaizduoju, kas iš principo galima parašyti, bet aš neįsivaizduoju, ką ten reikia rašyti. Nu, kursinis ten yra. Kursinis, jo. Nu, tai nuo savo namo, pavyzdžiui, apsaugos sistema reiškia. Tai vat tokia tema, tai maždaug jums kažkur kainuotų taip apie 300 litų. Kolegijų direktorių konferencijos vadovybė tokį papildomą dėstytojo uždarbį vertina vienareikšmiškai. Viskas turėtų būti smarkiai pasvarstytas ir sprendžiamas klausimas, ar jis gali aplamai, grubiai pažeidęs dėstytojo etiką, toliau dirbti šį darbą. Telefoninio pokalbio įrašą išklausęs fakulteto vadovas prisipažino esąs sukrėstas tokio kolegos poelgio, nes iki šiol ilgametį kolegijos dėstytoją vertinęs kaip labai gerą specialistą. Tik tai iš geros pusės, ir kaip dėstytojas, ir kaip specialistas, ir kaip laboratorijos vedėjas, ir iš tikrųjų ir kaip pedagogas, ir toks paviešinimas man iš tikrųjų buvo, labai netikėtas, ir toks dėstytojas turėtų labai rimtai pagalvoti, ar jis iš tikrųjų vertas dėstytojo vardo ir iš tikrųjų jam toliau reikėtų dirbti Vilniaus kolegijoje. Dar kartą pasikalbėti su dėstytoju pasiūlysiu parašyti kursinį darbą mums nepavyko. Popiet jo telefonas buvo išjungtas. Švietimo ir mokslo ministerija duomenų apie mokslo darbų pardavimą neturi. Prieš keletą mėnesių ministerija inicijavo įstatymo pataisas, kuriuose numatyta akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigybė. Toks kontrolierius rūpintųsi akademinės etikos ir procedūrų